Labas vakaras visiems. Mano vardas Robertas. Aš esu, Labas, Robertai. aš esu alkoholikas. E, Mano grupė yra namų pagrindinis tikslas, kuri randasi Vilniuje. E, Turiu dabar jau 8 eina mano negerimo metai. E, Po žingsnių esu jau septyni metai. Žingsnius ėjau, žingsniais ėjau pirmą kartą prieš, būtent, va, kaip ir minėjau, prieš 7 metus. Ir prieš pusantrų metų kartojau žingsnius. Tai yra, pavadinsim, kaip antrą kartą tikriausiai jau, ne? Nu, va, tai pamėginsiu papasakoti apie ir tą situaciją. Bet gal iš pradžių, šiandien galvoju iš tikrųjų, kad galbūt kalbėsiu vien tik tai apie žingsnius. Bet truputėlį gal visgi papasakosiu apie save iki gerimo laikotarpiu ir gerimo laikotarpiu, nes šiai dienai aš suprantu, kad ta frazė, kad aš gimiau alkoholiku, man jau šią dieną tai yra suprantama ir netaip gąsdina, aišku, taip kaip kažkada tai. e, Va, bet mano tas suvokimas, kad aš gimiau alkoholiku, jisai šiai dienai yra visiškai tvirtas. Ir tą dalyką aš pamačiau būtent praėjęs žingsniais, būtent pamatęs, kas su manim darosi, būnant blaiviam ir lankant susirinkimus ir semiantis patirties dėka jūsų, dėka globėjo, dėka knygos. Tiesiog aš pamačiau, kad mano problema, kurią aš visą gyvenimą nešiausi savyje, jinai gerokai didesnė negu aš maniau prieš ateinant į anoniminius alkoholikus. Va. Ir tas suvokimas, kad aš gimiau alkoholiku, yra tokį turi tam tikrą pagrindą. Kai aš save prisimenu, kai man buvo 6 metai, įvyko vienas įvykis, kuris, nu, iš esmės ten nieko tragiško tokio nebuvo, bet tiesiog man tragiško nebuvo, bet aš susidūriau su mirtimi, pamačiau, kai žmogus mano akivaizdoje mirė. Va. Aš gyvenau pats prie upės ir tiesiog žmogų ištraukė jauną vyruką iš vandens ir na, nesugebėjo jo atgaivinti, jisai numirė. Aš nežinau, ar gerai aš suvokiu, bet nuo to momento man tas laikinumo jausmas, kad yra mirtis, kad jinai yra neišvengiama, jinai mane lydėjo visą gyvenimą ir šita tema jinai buvo man viena pagrindinių. Aš labai stebėjausi, kodėl mano draugai šitą temą nekalba, o aš ten visą laiką šitą klausimą iškeldavau ir dar kol ir negėriau netgi, ir tada, kada buvau bepradedęs gerti ir paskui jau įsibėgėjus gėrimui. Va. Ir tas laikinumo jausmas ir mirties baimė, kuri lydėjo mane visą gyvenimą, nustatė mano gyvenime kryptį. Ir ne šiaip sau, kad va tai vat, bet aš ėmiausi veiksmų nuo pat mažens tam, kad susidoroti su va ta tokia, kaip man atrodė, neišvengiamybė ir baisia pabaiga, kad po manęs tiesiog manęs neliks. Po manęs neliks.
Ir aš kūriau planą, kaip man susidoroti su ta situacija. Jau būdamas 5 klasėje, aš be tėvų žinios įstojau į sporto mokyklą, tai ten buvo labai aukšto tokio prestižo ir tikrai labai sunku buvo patekti, o aš iš kaimo vyrukas atėjau į sporto mokyklos ten tą visą aplinką ir didelės konkurencijos metu ten tėvai atveda savo vaikus tenai kartu su mama ir tėvas tenai, reiškia, kad nori, kad priimtų sporto mokyklą, ten visokie bandomosios rungtys, ten varžybos ir ten treneriai atsirenka iš didelės masės vaikų. Ir, o aš čia be tėvų žinios atėjau ir taukšt, mane priima visiškai, kaip treneris pasakė, visiškai fanatiškai atsidavęs žaidimui, pažiūrėsim, kas iš tavęs gausis. Man tas klausimas buvo, kas iš manęs gausis, vienintelį aš atsakymą turėjau. Na, aš norėjau tapti negeresniu, negeru tenai, tarkim, futbolininku, tai buvo futbolo sporto mokykla, o pas mane vienintelis buvo tikslas tapti pačiu geriausiu. Kodėl? Todėl, kad tai man garantuotų prisiminimą apie mane po to, kai aš išeisiu anapilin. Čia mano 5 klasės vaiko samprotavimas buvo. Ir aš turėjau tiesiog apie save prisiminimą palikti visais įmanomais būdais ir tuo metu man atrodė pats geriausias būdas tai yra tapti pačiu geriausiu pasaulyje futbolininku. Manęs nedomino antra vieta, manęs nedomino tenai kažkokie tai antraeiliai tikslai. Man reikėjo tapti pačiu geriausiu ir aš tiesiog fanatiškai tą dalyką dariau. Iš esmės nepraleidau jokios treniruotės gal per 4 metus nė karto. Ten aš pamenu, dar treneriai stovi dviesi ir mato, kaip žliaugia lietus, šlapdriba tenai šalta ir aš praeidinėjau, jie dviesi stovi ir žiūri mane ir sako, brali, va šitas tai net minties pas jį nėra, kad jis neteitų į treniruotę. Aš išgirdau tą posakį. Iš tikrųjų, pas mane minties ir nebuvo. Nes tikslas man buvo aiškus ir aš viską dariau dėl jo. Tai yra, kad tik tai susitvarkyti su tavo tuo dingimu po mirties. Na ir kas įdomiausia, kad aš lankiau sporto mokyklą iki 11 klasės. Va, ir po to aš supratau, kad iš manęs pačio geriausio futbolininko pasaulyje nesigaus. Va, ir nusivylimas tuo, kad aš nepasieksiu savo tikslo, jisai didėja. Ir aš priėmiau sprendimą mesti sporto mokyklą. Ir aš pamenu labai puikiai tą labai keistą jausmą, kurio iki tol neturėjau. Tai yra, kai mečiau sporto mokyklą, man atsirado tokia vidinė tuštuma ir tokia beprasmybė visko. Man atrodė, kad nėra čia ką veikti šitoj planetoj. Viskas, aš praradau bet kokią atramą. Kas įdomiausiai, kad tuo laikotarpiu aš ir lankiau bažnyčią. Aš buvau praėjęs komuniją, mano mama labai moteris pamaldi ir mus su broliu vesdavo į bažnyčią. Aš iš tikrųjų noriai eidavau ir melsdavausi ir namie ir mėginau kažkaip tai susitvarkyti su tuo jausmu, kuris mane lydėjo irgi, pasitelkdamas ir Dievą. Ir aš iš tikrųjų visą laiką turėjau reikalų su bažnyčia iki tol, kol alkoholis netapo mano gyvenimo esminė dalimi. Tai yra nurungė, pavadinsim taip, ėjimą link Dievo alkoholis nurungė. Čia tam tikrų laikotarpių.
Na va, ir kai aš mečiau sporto mokyklą, pas mane atsirado tokia vidinė tuštuma, kad niekas negalėjo jos kompensuoti tiesiog. Ir taip gavosi, kad man taukšt 11 klasės pradžioje vienas mokytojas įgrūdo į rankas gitarą. Man iš karto nučiužė stogas, aš tiesiog pradėjau fanatiškai vėl kibau į šitą reikalą, pamačiau perspektyvas, kad aš galiu tapti labai labai ypatingų muzikantų, kad mane matys ir vėl aš galėsiu kažkaip tai žmonėms įlysti į jų prisiminimus, į atmintį ir mane prisimins ir kažkaip tai aš pratęsiu savo gyvenimą jų atmintyje, jų galvose. Ir tikrai vėlgi grėbiausi visiškai fanatiškai, grodavau ten nežinia po kiek valandų, man atrodė, kad aš praradau laiką, kad aš per vėlai prie instrumento prisėdau, aš ten šokdavau naktį iš lovos 3 valandą nakties, grodavau, ten pamenu tėvai sako, pasakodavo savo tenai kaimynams ar ten draugams, sako, šitas tai tik tai groja ir groja, maždaug taip eina gultis, girdi kaip groju, aš keliasi ryte vėl girdi kaip aš groju, nes iš tikrųjų man baisu atrodė, kad aš per vėlai paėmiau instrumentą ir man nepavyks vėl pasiekti savo tikslo. Tuo metu jokio alkoholio nebuvo. Iš tikrųjų aš labai dėjau pastangas didelės, bet jau apie mokyklos nu, 11 klasės pabaigoje pas mus atsirado toksai pomėgis, tai yra mes susirinkdavom savaitgalis, prisipirkę alaus ir, na, va tai va, būdavom, tai miškeliai tokie hebra. Ir mes reguliariai tą dalyką darydavom kiekvieną savaitgalį. Aš buvau kažkodėl tai vienas iš tų pagrindinių iniciatorių, kuris pasirūpindavo alkoholiu. Prie alkoholio aš pratinusi labai sunkiai. Aš nežinau, čia galbūt sporto pasiekmė yra, ar dar kažkaip tai kažkokios, tai, nu, tokios pakankamai švarios gyvensenos, bet iš manęs visi juokėsi, nes aš tiesiog negalėdavau ten priimti alkoholio. Mane vimdė, pykino ir taip toliau. Bet dalykas tas, kad aš po pirmų išgertuvių aš suvokiau, kad manęs laukia dividendai. Va tokie va tavo būsena, kuri atsiras išgerus tam tikrą kiekį alkoholio. Aš jau nuspręsdavau, koksai tai turi būti alkoholio kiekis, kad jisai man garantuotų va tą savijautą, kurią aš šiai dienai įvardinu kaip atsakomybės pasitraukimas. Ir atsakomybės pasitraukimas prieš patį save ir prieš kitus. Ir aš pasijutau kaip, pasijusdavau aiškiai, kad tas jausmas, kuris mane lydėdavo va to va nežinomybės ir pergyvenimo, jisai tiesiog pasitraukdavo. Ir jeigu aš išgersiu dar daugiau, jisai dar labiau pasitrauks. Aš šitą dalyką šiai dienai suvokiu. Tada aš nesupratau, kas vyksta, bet dalykas tas, kad aš pasijausdavau tiesiog gerai. Mane kaip išsilaisvindavau. Ir man įsirašė tas dalykas labai labai stipriai į smegenis. Galutinė variantė alkoholio daugėjo, kai įstojau į universitetą, tai muzika mane dar labai stabdė nuo gerimo, bet iš tikrųjų pas mane buvo tokia koncepcija, kad iš gyvenimo reikia imti viską, ką tik tai manoma ir pasistengti nepraleisti jokios pijankės, o tame tarpe reikia daug groti ir judėti link savo to tikslo. Mano gerimas jisai nebuvo dar toksai įsibėgėjęs, bet su atsakomybės jausmu, su universiteto mokslų baigimu, su tuo, kad didėjo įsipareigojimai gyvenimui pas mane automatiškai, su atsakomybės didėjimu daugėjo alkoholio kiekio. Ir kaip bebūtų, bet sukūrus šeimą, alkoholis jisai tapo iš tikrųjų tiesiog įgavo mastą man iki tol neregėtą. Nors dar alkoholis nebuvo mano valdovas, bet aš jau tada nešiausi galvoje aiškiai mintį, kad alkoholis garantuoja man sodrų, spalvingą gyvenimą,
alkoholis garantuoja man mano išskirtinumą, kuris pasireiškia būtent prisigėrus ir aš darydavau įvairiausias pobūdžio nesąmonės, kurios irgi buvo kaip priemonė, kad mane įsimintų. E, Ir aš pamenu, kad šeimos kūrimo pradžioje, tariantis su žmona dėl šeimos sukūrimo, aš turėjau vieną labai dalyką, kurį turėjau būtinai su žmona aptarti. Ir mes abudu su žmona atsisėdom ir pradėjom kalbėti apie tai, kad mes kursime bendrą gyvenimą. Ir aš pamenu, kai sėdėjom virtuvėje, būdų ir aš pasakiau, brangioji, aš sutinku su tavim gyventi, aš labai noriu tavim rūpintis, tu man labai labai svarbi, bet yra viena sąlyga. Sakau, jeigu tu tą sąlygą priimi, jokių barjerų nėra, aš viską dėl tavęs padarysiu. Bet tik viena sąlyga yra. Na, moteris paklausė, gerai, kokia tai sąlyga yra? Aš pasakiau, aš geriau ir gersiu. Ir jeigu šitas dalykas priimtinas, tada mums kurti šeimą nėra jokių trūkdžių. Nežinau, mano žmona tuo metu nepamatė jokios grėsmės šitame posakyje. Mano tikriausiai todėl, kad jinai yra kilusi iš šeimos, kur alkoholis visiškai buvo nevartojamas. Va. Ir nežinojo, kas tai tokio. Va. Aš irgi iš tikrųjų tuo metu nežinau, ką aš kalbu. Aš tik žinau, kad iš manęs niekas alkoholio netims kaip garantijos pilnavertiško gyvenimo. Be alkoholio pilnaverčio gyvenimo man neegzistavo. Ir sukūriau šeimą, joje pradėjau rūpintis, bet ir tuo pačiu pradėjau gerti. Alkoholis po truputėlį jau tapo mano gyvenimo dalimi, kuris užimdavo iš esmės esminę jau laiko tarpą. Dar, kaip ir minėjau, dar muzika kažkaip tai mane stabdė nuo visiško tokio gerimo jau kiekvieną dieną, bet aš gaudžiu kiekvieną momentą, kad išnaudoti. Ir aš nepastebėjau, kur aš peržengiau tą ribą, kada aš pradėjau pats savo uždavinėti aiškiai klausimą, ar su manim viskas čia tvarkoj, nes pas mane atsirado nauja baimė. Jinai atsirado kažkur tai apie 23-4 metus, kai turėjau. Jinai baimė tai tapti alkoholiku. Ne todėl, kad aš tapsiu alkoholikas ir kas su tuo bus, reiškia, kaip mano gyvenimas ten nusiris, ne. Man alkoholikas tai žmogus tuo metu praradęs galimybę gerti. Tai yra, jeigu aš tampu alkoholiku, aš negalėsiu gerti. O man negerti, tiesiog tokia idėja galvoje pas mane, jinai netilpo. Ir man reikėjo gerti, tada aš taip galvoju, reikia gerti kaip nori, Robertai, sūkis, bet gerk taip, kad netaptum alkoholiku. Aš mačiau ten savo aplinkoje pavyzdžių ir mačiau, kad mano krikštatėvis tapo alkoholiku ir kaip jisai mėgino kovoti su tuo dalyku ir taip ir pralaimėjo tą kovą. Netgi neseniai sužinau prieš pusę metų, kad jisai pasirodo ir netgi anoniminės alkoholikose buvo kažkada, tai čia buvo prieš vos ne 20 metų. Bet dalykas tas, kad jisai neturėjo, jis nesusidūrė su tuo, kad tai yra, ką anoniminiai alkoholikai siūlo, tai vienintelį dalyką, tai žingsnius. Tai jo man pavyzdys parodė, kad reikia labai mokėti kontroliuoti, kažkaip tai gerti, bet dalykas tas, kad mano ta kontrolė visą laiką būdavo tokia, kad aš tikrindavau ir prisitikrinau iki to, kad aš iš esmės paskutinius 15 metų aš geriau kiekvieną dieną. Pas mane tada buvo idėja, kad negert ryte, jokių būdų nedaryti pachmielo, aš taip ir nedariau pachmielo iki pat atėjimo į anoniminius alkoholikus ir iki šios dienos. Tai man atrodė, kad aš sau garantuoju, kad aš nesu alkoholikas, bet mano situacija keitėsi ir aš mačiau, kad aš pradedu vaikščiot
į parduotuvę eidavau ryte, kad mane krato, kad mano eisena keista darosi, taip nevalyvai, taip aš pradedu judėti, taip kaip tuos matydavau, į kuriuos aš žiūrėdavau, kurie jau yra prasigėrę ir eina, nu, kaip čia pasakyti, kaip po insultinės tokios būsenos, kaip žmonės, nu, žinot, nu, tai va. Ir jau pamačiau, kad aš irgi lygiai taip pat einu. Ir kai atėjau į parduotuvę ir pamenu, negalėjau įkišti kortelės, atsiskaityti, aš stoviu, man kažkoks tai keistas jausmas buvo, kad aš įkliuvau. Va. Per tuos 15 paskutinius gerimo metų aš mėginau padaryti pertraukos, bet nebuvo didesnės pertraukos negu savaitė. Nebuvo. Išskyrus vieną atvejį, kai aš gulėjau reanimacijai 3 savaitės. Išėjęs iš reanimacijos aš iš karto antrą dieną su chalatu, su pradurtom kepenim, ten buvo pūlinys pas mane užaugęs. Aš net nežinau, ką aš darau, bet aš su tuo chalatu ir su tuo kateteriu va čia va iš šono, aš nusileidžiu į apačią ir iš ligoninės čia Antakalnyje ir nueinu su šlepetėm. Ką tik vos einu, vos judu, bet nueinu į parduotuvę, nusipirku vyno, grįžtu į parkelį ir išgeriu tų butelį ir pradedu samprotauti apie gyvenimą, kaip aš išsisukau iš mirties gniaužtų ir kaip kokia manęs laukia dabar šviesi ateitis ir kad dabar bus viskas kitaip. Iš tikrųjų viskas kitaip ir buvo. Aš pradėjau po ligonės gerti dar daugiau. Iš esmės pas mane pradėjo birėti šeima. Aš jau susiruošiau išeiti iš namų. Nu, mane jau šiaip šeimoje jau žmona buvo priėmusi labai aišku tokį sprendimą, kad vaikus atriboti nuo manęs ir savo gyvenimą, kad negyventi savo gyvenimo ir kad vaikai negyventų mano gyvenimo primesto ir visas tos nuotaikos, kurią aš kūriau ir primesdavau su savo gerimu ir su savo visom tom nesąmonėm. Va, ir mano žmona tiesiog iš kažkur tai gavo knygutę Nematomas dramblys ir ją perskaitė ir tenai buvo, jinai kažkaip tai aiškiai suvokė, kad reikia tiesiog atsiriboti nuo alkoholikų. Va, ir negyventi jo gyvenimo ir jinai aiškiai vaikam pasakė, kad visiškai nebendrautų tada, kada aš esu išgėręs, o aš išgėręs iš esmės būdavau kiekvieną dieną ir man patys brangiausi mano žmonės tiesiog nu, manęs, nu, kaip pasitraukė, tiesiog aš juos priverčiau pasitraukti nuo manęs. Va, ėmė savigaila, gerimas dar labiau didėjo, bet galutiniam variante aš apart gėrimo, aišku, dariau labai absurdiškus dalykus. Aš nežinau, kaip aš iki šiol neužmušiau nieko, nes automobiliu važinėjau girtas iki pats paskutinio, iki 17 metų, kada aš į anonimus atėjau. Važinėjau beprotiškai, aš prieš gėrimą atiduodavau raktus, prašydavau, kad man niekas neduotų raktų, o paskui prisigeriu ir reikalaudavau raktų. Nu, tenai įvairiai turėjau užnugarį ir iš esmės naudojusi tuo, kiek tai įmanoma. Va. Bet tos visos nesąmonės, kurios galėjo baigtis ne tik man tragiškai, bet ir kitiems žmonėms, kurie turėjo reikalų su manimi, šiaip apskritai ir ten balių metu, tiesiog žmonės irgi atsiribojo, nes pamatė, kad mano elgesys tiesiog yra nepakenčiamas. Va, ir aš tiesiog gadinu viską. Absoliučiai. Vienas iš tokių įvykių, kai aš po dukros išleistuvių žmogus pasikvietė visus tėvus ten pas save į svečius, kad mes dar pratestume tenai ir galutinė variantė aš su juo susimušiau. Tai, na, aš pamenu, kad kitą dieną aš net nesupratau, kas čia įvyko, kodėl, kas čia darosi su manimi, kodėl taip, va. Ir visa tai tęsiasi iki tol, kol jau geriau vienas, niekas nenorėjo su manim bendrauti ir aš gerdavau iš esmės jau netgi ne namie, o mašinai. Va.
Iš pradžių slėpdavau tradiciškai alkoholį po visus kampus, tenai mėgindamas meluoti, mėgindamas savo sakyti, kitiems sakyti, kad aš nustosiu gerti, ten rėkdavau ant savęs rytais vienas, tenai važiuodavau, tenai į mišką, tenai rėkdavau, kad tu negersi šiandien, o vakare vėl prisigerdavau. Nieko negalėjau padaryti. Tiesiog įsivaizdavimas, kad eiti blaiviam miegoti bus nemiga ir paskui antra naktis nemigos, trečia ir aš tiesiog vėl palūšiu ir nesugebėsiu išlikti blaivas. Man neįsivaizdavau, kaip tą dalyką padaryti. Ir aš geriau iki tol, kol pas mane neįvyko vienas įvykis. Tai yra, aš buvau nusipirkęs alkoholio, sėdėjau mašinoje, labai puikiai ten tą pamenu įvykį. Maistyti blaivas jau visiškai negalėjau, galėjau tik tai galvoti, tik tai išgeręs tam tikrą alkoholio kiekį, bet dalykas tas, kad bijau aš alkoholio atsidaryti, pas mane buvo buteliai prie manęs ir aš bijau užsidaryti todėl, kad vakar, diena reiškia prieš tai, man išgerus didelį labai alkoholio kiekio, jisai nepagerino mano savijautos, o tik tai pablogino. Aš šiandien sėdžiu labai labai blogoj savijautai, įtampa nežmoniška, gyvenimas griūna, pas mane pinigai, pas mane 2 mašinos, namas stovi ir pas mane visiška beprotybė. Aš gyventi nieko nenoriu, nieko nesinori, jokių perspektyvų, visiškas bankrotas, tuščia, sveikatos aš netgi gert turėjau. Bet alkoholis, kuris man buvo viskas, dėl to, kad jisai mane gelbėdavo bet kokiu momentu, tai yra, aš turiu problemą, aš žinau, kad aš nuvažiuosiu iki parduotuvės, ta problema dings. Manyje dings problema iki tol, kol aš gersiu. Tiek to, kad jinai niekur nebus išspręsta, bet tuo metu aš nuo jos pailsėsiu. O čia dabar sėdžiu, bijau atsidaryti alkoholį. Ir vakar įvyko tai, kad problema niekur nedingo išgerus. Ir dabar problema tęsiasi, jinai didėja, savijauta blogėja. Ir aš mėginu atsidaryti alkoholį, užverčiu, geriu, išgeriu vieną butelį vyno, antrą, trečią mano savijauta dar labiau pablogėja, negu buvo prieš tai. Kaip aš vadinu, šachas ir matas baigta. Aš išsigandau. Aš pradėjau galvoti, ką daryti, o daryti pas mane tik tai vienintelis buvo variantas. Aiškus galvoju, kad aš dabar gersiu taip, kaip niekada gyvenime negeriau. Tai vienintelis būdas išsigelbėti nuo blogos savijautos, tai yra gerti pastovi, kad kuo greičiau trūktų plionkė, taip vadinama, tai yra lūšių. Lūžti man būdavo labai labai sunku, reikėjo didelio alkoholio kiekio ir aš tiesiog pradėjau galvoti, kad tai yra tik tai dienų skaičius, savaitės, galbūt mėnesio maksimum, kada aš tiesiog išprotėsiu, tai čia geriausia atveju. Va, ir kad pas mane yra dar keletą, pavadinsim, savaičių, galbūt geriausia atveju, kada aš dar galiu kažkaip tai priimti sprendimą kažką tai daryti. Aš grįžau namo, kitą dieną aš pasakiau žmonai, kurie jau su manim neseniai jau nekalbėjo, pasakiau, kad jeigu aš šią savaitę dar prisigersiu, tai aš einu į anoniminius alkoholikus, apie kuriuos nieko nežinau. Iš bendro išsilavinimo, tiesiog aš apie juos nieko nežinau. Jinai sakė, daryk tu, ką nori ir eik tu, kur nori. Va, ir aš kitą dieną prisigėriau, vėl bloga savijauta, vėl nieko nepagerėjo, aš visiškai nekas. Aš jau turiu numerį, internete radau, dėkinga žmonėm, kurie tarnauja, kurie pasidalina informaciją, prieinamumas tiesiog, tobulas, AA, 2 raidės pirmas, AA įvedi Lietuvoje ir baigta, ir visa informacija, kur gali išsigelbėti ir būtent aš esu tas, kuriam šiai dienai kol kas tai ir pavyko. Ir aš suvedžiau informaciją, radau telefoną, užsirašiau, savo pasakiau, kad iki 11 valandos ryto būtinai turiu paskambinti. Kitas rytas atėjo, 11 valandų artėjo, ten po 10, ten pusę 11, aš pamenu, panikuot pradėjau, aš galvoju, kokį čia tekstą sakyti, čia reikės, kaip čia tai yra, kokį CV pateikti, kaip aš sakau, kokį čia CV, žmogus pakels ragelį, sakys, alio, aš sakysiu,
aš čia prasigėriau, ką man daryti. Aš nežinau tiesiog, koks yra tekstas tokiu atveju sakomas. Na, va. Jo, bet nenumaldomai laikas artėja ir taukšt lygi 11 ir aš spaudžiu ragelį ir ten žmogus pakelia ragelį. Va, ir tą dieną jisai mane nusiunčia ne į savo namų grupę, nes tą dieną nebuvo jų susirinkimo tą dieną. Va, jisai kitą dieną tas susirinkimas, jis nusiuntė mane į kitą grupę, sako, varai tenai. Va, davė numerį kitą, aš pasiskambinau, ten vėlgi kitas žmogus atsiliepė ir pasitiko ir aš atsiradau anoniminių alkoholikų susirinkime, kurio metu pas mane, nu, mano tikslas buvo eiti miegoti galų gale blaiviam kažkaip tai, ar tai įmanoma ar ne. Bet dalykas tas, kad aš nuėjau į susirinkimą, nieko nepamenu, kas ten vyko, aš tik tai jaučiau, kad labai didelį gėdos jausmą turėjau, bet neturėjau kur dingti. Aš bijau, kad mane atpažins, kad sužinos, kad dar kažkaip, tai, nu, aš įsispraudžiau ten į kampą kažkur, tai didelė salė, daug žmonių. Ir tokia baimė buvo. Ir dalykas gėdas jausmas. Tai ne baimė, o gėdas toks jausmas, maždaug mano įvaizdis nukentės čia ir taip toliau. Na va, bet dalykas tas, kad savijautos blogumas yra gerokai buvo didesnis ir baimė išprotėti buvo didesnė negu gėdos jausmas. Ir aš grįžau namo po susirinkimo ir aš nuėjau blaivas miegoti. Aš kitą dieną vėl susirinkimą, vėl blaivas. Trečią, ketvirtą. 2 mėnesiai. Pamušti visi mano rekordai, absoliučiai blaivybės. Aš niekada gyvenime tokios pertraukos neturėjau. Savijauta buvo labai labai jautri, labai įvairūs įvykiai mane tiesiog visiškai aš per savo elgesį, savo emocijas ant tiek išdraskiau, kad aš buvau kaip tokio jautrumo didelio, kad per Vilnių eidamas man bet kokia asociacija su kažkokiu tai įvykiu mane tiesiog vos ne prie asfalto guldydavo. Aš nežinau, ką daryti, nes man drebėdavo kojos, rankos nuo bet kokio prisiminimo. Prisiminimai dažniausiai tai buvo vien tik tai negatyvus kažkokie tai surišti su baimėm įvairiausiam, su pykčiais, su pavydu, su dar tuo, ką aš kaip alkoholikas nešiojasi tenai savyje. Bet aš lieku blaivas ir galutiniam variante vaikštau 2 mėnesius, blaivas esu, pas mane atsiranda blaiviam minčių, kaip čia man pradėti keisti savo gyvenimą. Vaikštau susirinkimus iš tikrųjų dažnai, kiekvieną dieną, bet man būnant blaiviam ateina mintis, kad aš turiu pasirūpinti visgi šeimą ir atiduoti jai skolas. Ir iš tikrųjų tai giliai širdyje visiškai kiti buvo pas mane siekiai. Aš paėmiau ir nusprendžiau išvažiuoti, užsidirbti pinigų, net už Uralo. Mano galva alkoholinė, būnant blaiviam, mane nuvedė už Uralo. Dviese mes ten sėdom į mašiną ir išvažiavom ir aš galvojau, ten užsikalsiu ten krūvas pinigų. Ten įgriuvau į tokio dydžio skolas, kad vos sugebėjau grįžti. Tai buvo 2017 metais. Ir aš grįžau, vėl ten pradėjau gerti. Šiaip taip grįžau, iš karto, kai tik grįžau, šoviau į susirinkimus. Po 2 mėnesių lankymo susirinkimų aš tiesiog pamačiau, kad aš iš proto kraustausi, nes situacija mano buvo baisi man pačiam, o blaivybė tiesiog buvo nepakenčiama. Aš pamenu, kad eilinį kartą nuvarau į susirinkimą, prieš susirinkimą buvo savijauta labai bloga, po susirinkimo dar blogesnė. Aš susirinkimo metu tenai mėginu kažką kalbėti, pliur protingai išeinu po susirinkimo, mane tiesiog krato visiškai. Aš grįžtu namo ir sėdžiu ir savo sakau, man anoniminiai alkoholikai nepadeda, man šagės. Toliau sėdžiu ir savęs klausiu, Dieve, ką aš darau ne taip. Nežinau, aš ne jo klausiu, aš tiesiog tuos žodžius ištariau. Ir aš gaunu labai aišku atsakymą į galvą tiesiai tenai. Smegeniniai mano nuskamba žodžiai,
tiesiog mano gal žodžiai, nežinau kaip tenai, ar dar kažkur tai, ar Dievas kaip ištraukė mano tenai ten tos žodžius, bet buvo pasakyta taip. Į klausimą, Dieve, ką aš darau ne taip, buvo pasakyta, kad tu nieko nedarai. Ir aš tada prisiminiau. Po kažkiek laiko, po 5 minučių galvojau, ką aš darau ne taip ir prisiminiau, kad yra žingsniai, kad yra globėjas. Ta pačia diena aš pasiskambinau žmogui, kuris pasakė, kad jisai globa neveda žingsnis, to nedaro, bet jis gali man duoti numerį ir aš iš karto tą pačią dieną tuo numeriu pasiskambinau, nežinau, nemačiau globėjo savo akise, tiesiog paprašiau žmogaus pagalbos, kad gali jis man padėti. Tai buvo vienas iš svarbiausių įvykių mano gyvenime. Va, ir nuo tada pradėjom skaityti knygą. Dariau žingsnius, iš tikrųjų su globėju susitikome, skaitėm knygą ir aš dariau, ką galėjau tada. Tikriausiai daugiau aš gal ir negalėjau. Sąžiningumas, kuris reikalauja programa, pas mane buvo absoliučiai iškreiptas. Aš niekaip negalėjau išsivaduoti nuo jausmo, kad aš vaidinu sąžiningą, o nesu sąžiningas. Savimi visiškai pasitikėjimo tokio nebuvo ir aš labai bijau saviapgaulės ir iš tikrųjų jinai egzistavo manyje labai labai stipriai. Va, bet vis tiek, ką galėjau, tą dariau. Bet to pakako, kad aš po metų suvokčiau, kokia beprotybė yra mano galvoje ir kas iš tikrųjų yra alkoholizmas. Aš pirmą žingsnį pripažinau, kad aš esu bejėgis prieš alkoholį, eidamas kartu su globėju. Bet antrą dalį labai man sunku buvo suvokti, kad gyvenimas yra nevaldomas. Aš niekaip nesupratau, kas čia per dalykas, kaip tai nevaldomas. Va, ir aš tik po poros metų, po žingsnių aš pamačiau, kokia beprotybė dedasi galvoje ir kaip aš noriu sukontroliuoti ir save, ir kitus, ir kokie tai rezultatai baisus gaunasi, ko aš prikuriu. Va. Būtent mano iš tikrųjų dugnas atėjo man po žingsnių. Va, bet iš tikrųjų tas dugnas tai yra suvokimas realios mano situacijos. O aš tada pamačiau, kad mano situacija iš tikrųjų gerokai blogesnė negu aš įsivaizdavau. Va, jinai visą laiką pasislėpdavo mano reali situacija už alkoholį. O čia nebuvo galimybės ir žingsnių aš savo gyvenime netaikiau. Aš į žingsnių žiūrėjau kaip į momentą, kad tu kažką tai padarai ir gali eiti vėl toliau gyventi savo gyvenimą taip, kaip gyvenai. Ir pas mane automatiškai gaudavosi seni rezultatai. Va, turėjau ir tarnystės, ir turėjau ir detoksą tarnystę, ir netgi globotinių turėjau. Bet iš tikrųjų pokyčiai didžiausiai vyko tada, kai po 4 metų anoniminių lankymų aš vienos savaitės eigoje man po ilgos pertraukos tiesiog grįžo jau senokai patirtas jausmas. Aš aiškiai suvokiau, kad aš noriu gerti. Ir taip net ne šiaip savo, taip maždaug viskas, aš jau planuoju ant dienų važiuoti į parduotuvę ir aš negaliu suprasti, kas čia vyksta. Ir tai buvo trečiadienis, paskui ketvirtadienis sustiprėjo, penktadienį dar stipriau. Va. Ir aš šeštadienį, tai buvo covidas, tuo metu variau į grupę, kuri nelegaliai rinkosi. Va, ir nuvariau į grupę, tai buvo rusų kalba grupė ir ten pasidalinau. Antroji daly pasakiau, kas dedasi su manim dėl to, kad atsitraukiau nuo žingsnių ir pradėjau gyventi pagal savo vėl principus ir kas pasidarė su mano savijauta ir apskritai su visu tuo, kas dedasi aplinkui. Aš iš tikrųjų buvau tuo metu išėjęs ir kaip tikras alkoholikas gyvenau su mama. Išėjęs iš šeimos. Ir žmogus po susirinkimo prie vyrukas vienas, gyslas iššokusios ant kaklo, tenai visas pamėlęs,
pasiprašė globos. Va, ir jisai mane ištraukė. Globotinis mane ištraukė, mes skaitėm su jo knygą, mes dirbom. Nuo to karto aš daugiau be globotinių nesėdžiu. Va, tai toks, tas man tiesiog va, tas va, toks va, dalykas yra, man jisai parodė tas globotinis, kad man kaip alkoholikui be 12 žingsnio bus šakės. Ir, va, ir viskas. Ir pradėjau judėti visiškai kitokia, kokybiškai kitokia kryptim. Tada atsirado labai aiškus protrukiai, kad aš pradedu pasiduoti, kad aš pripažinti, kad aš esu bejėgis, kad aš esu nevaldau situacijos ir kad aš esu beprotis. Ir kad aš negaliu vadovauti savo galvą. Kad mano galva man siūlės tik senus variantus, kuriuos aš pažįstu. Naujų variantų aš nepažįstu, man juos reikia mokytis iš naujo. Ir kad tik tai Dievas gali gražinti man sveiką mąstymą, bet tikrai tas ne aš. Tikrai aš savo galvą negaliu remtis. O kaip tai daryti? Ir būtent mane anoniminė ir globėjas išmokė, kad reikia tartis. Tartis. Ir aš tada priėmiau tą vidinį sprendimą, kad aš negaliu remtis savimi ir turiu pavesti kažkam žymiai galingesniam negu mano smegenis, negu mano visi įpročiai, negu mano visas gyvenimo būdas, prie kurio aš buvau pripratęs, kad aš turiu kitos krypties laikytis nepriklausomai nuo to, kas mano galvoje dedasi. Ir aš pradėjau daug labai melstis, nekreipti dėmesio į tai, kas mano galvoje. Lindo ten velniava, ten nežinia kokia, bet dalykas tas, kad aš pasakiau, Dieve, esi tu, esi, koks mano tikėjimas kreivas, nekreivas, man visiškai vienodai, kaip aš čia samprotauju, lenda tos mintis, bet dalykas tas, kad aš daugiau savim remtis negaliu. Tai yra akivaizdus faktas. Nes jisai siūlys man tik tai seną variantą. O senas variantas tai bus eiti gert iki mirties. Ir po 4 metų po pirmo praėjimo žingsnis, aš susitikau su savo globėju ir paklausiau jo leidimo, ar galiu pasiprašyti globos pas kitą žmogų, kad jisai mane pravestų. Žingsnis, kad nes mačiau labai daug dalykų neužbaigtų. Mano tuo metu globėjas buvo atsitraukęs nuo veiklos, nebuvo toksai aktyvus, bet aš nenorėjau savivaliauti, tiesiog jo paklausiau jo, kaip sakoma, patarimo ir jisai palaimino ir sako, daryk viską, kad tvarkytumėsi savo gyvenimą, išliktum blaivas ir būtum naudingas. Aš pasiprašiau pas kitą žmogų po kažkurio tai laiko ir jisai mane dar kartą vedė žingsnis ir tai buvo absoliučiai visiškai kitas judėjimas. Tai suvokimas tas padidėjo ir aš tiesiog matymas to, kas aš esu, koks mano ryšys su aplinka, kokie mano motyvai, jie atsivėrė man žymiai labiau. Tai buvo ir prieš tai buvusio globėjo, ir kito anonimų, ir nuopelnas. Ir man akivaizdžiai tapo aišku, kad tai, ką aš matau, tikrai ne mano indėlio dėka. Būtent tų veiksmų, netgi kreivų veiksmų, kuriuos aš dariau taip, kaip suvokiau, rezultatas. Ir atėjo laikas tiesiog padaryti viską maksimaliai iki galo. Aš labai supykau ant savęs, labai stipriai supykau ir pasakiau, Robertai, su visais keiksmažodžiais, aš pamenu, kaip savo garsiai tai sakiau, kad padaryk nors kažką tai iki galo. Ir aš pasiprašęs globos pas labai nepatogų žmogų, dariau viską, ką jis man sakė. Išlindo labai daug būdo trūkumų mano to ėjimų, bet aš parašiau 4 žingsnį. Aš pasiprašiau žmonos, kad man leistų būti kokias 8 dienas, atlikau darbus prieš tai, kad nebūčiau reikalingas. Susidariau su visais žmonėmis, kuriems aš turiu įsipareigojimus, ar aš galiu 8 kokių dienų eigoje nebūti reikalingas. Suderinau ir dariau 4 žingsnį, atklūpėjau po 6-7 valandas į dieną, užpildydamas pykčių savo, surašydamas baimės, surašęs santykių, taip ar kitaip vadinamą seksualinį
tą inventorizaciją, tai būtent santykių ir atsimeldžiau ir situacija pas mane pradėjo keistis, aš pradėjau matyti kitus dalykus, aš pamačiau tikrai savo būdo trūkumus ne kritinė prasme, o praktiškumą kažkaip tai kaip faktus, vat, kuriuos teko surašyti šeštame žingsnyje. Ir man labai palengvino mano situaciją tas dalykas, kad aš e, galų gale šiaip netaip suvokiau septintą žingsnį. Septinto žingsnio malda mane tiesiog kaip, nežinau, taip suveikė, kad aš supratau, kad visą gyvenimą aš mėginau save pagerinti ir man nieko nepavyko. Aš pralaimėjau gerindamas save, kurdamas savo versiją ir tai jinai tapo pati blogiausia, kokia tik tai man yra panešama. Ir aš šitą reikalą palikau Dievui. Visą save, gerą ir blogą. O tai vat kažkaip aš pamenu ten tą dieną, kai aš tada meldžiausi septinto žingsnio maldą ir mane tiesiog prasprogdino. Man nusimetė ten tokia vidinė našta, kad aš brali, aš negaliu būti idealus ir aš tiesiog nesugebu ir užtenka lysti į tą pusę, į savo idealaus įsivaizdavimo ir mėginimų kažką tai padaryti idealiai. Daryk šią dieną, ką gali, su Dievo pagalba, kažką prašyk jo pagalbos ir pirmin. Ir man pasidarė lengviau galų gale. Va, na ir po to devintukai. Devintukai buvo sąraše iš 4-5 žingsnio va, ir devintukus daug buvau padaręs su pirmo globėjo pagalba. Va, čia dar papildomai buvo, bet su šeima teko padaryti viską absoliučiai iš naujo. Tai įdomi tokia istorija buvo tai, kad, na, ten daug įdomių dalykų iš tikrųjų, bet įdomi ta istorija, kad globėjas davė tiesiog tobulą man patarimą, patarimai mano jo buvo įstatymas. Aš su kiekvienu asmeniu, tai yra su žmona, su dukra jaunesnė, tada su vyresnė padariau devintukus atskirai, buvo pakalbėti labai rimti ir tikrai ne patys maloniausi pokalbiai, labai švelniai pasakius. Va, bet paskui man globėjas pasakė, kad dabar surinkėjus visus tris pasisodini ir su jais visais trijais padarai devintuką. Va čia tai buvo devintukas jau toksai, kad tai nesau. Jo, gali kiekvienam tai tam pripliurzit kažką, tai va čia tai buvo situacija kitokia. Ir va tas va trijų susėdimas, va ten va iš tikrųjų ir atvėrė labai daug ką. Va, ten paprastas aiškus klausimas man iškilo ir aš jau paklausiau, sakau, pasakykit man, kaip jūs norėtumėt, kad būtų. Tai yra buvusi idėja žmona, mano abi dvi dukros, kuriuom link 30. Ir man buvo paaiškinta, kad nori matyti namų aplinkoje ne psichą, ne irzlų ir ne nepatenkintą, o normalų vyrą, su kuriuo galima kalbėti apie nemalonius dalykus. Ir va čia buvo mano nuo to laiko orientyras, kad su manim galima būtų kalbėti nebijant manęs apie nemalonius dalykus. Ir apie malonius taip pat, bet va. Ir va čia va šita va kryptis būtent aš Dievo prašiau ir viską dariau. Aš pamenu paprasti dalykai, netgi indų plovimas man. Reikia išmušti iš savęs, kad čia aš darau kažką tai svarbaus. Va. Nu va, ir po to, aišku, visą laiką, 10, tai čia su manim visą laiką stebėjimas, inventorizacija, raštu, kartais rašau, kartais ne, visai būna. Bet inventorizuojuosi aš kiekvieną vakarą. Ir guluosi su Dievu ir keliuosi su juo. Žmona stebisi, kaip tu taip sako, ateini 2 sekundės, 5 sekundės ir tu knarki. O aš tiesiog atsigulu nugaros ir Dieve pavedu save tau. Ir taukštai viso gero. Va. Tai va, tiek dar šiek tiek liko laiko, keletą klausimų. Tai dėkingas esu už tai, ką aš turiu. Ir šiai dieną aš tik tai noriu pasakyti tai, kad jo, mano šeima, kaip mano, arba aš kiek pasikeitęs esu, ar tenai dar kažkaip, tai iš tikrųjų aš dabar drąsiai galiu tiesiog bet kam pasakyti, eikit klauskit pas mano vaikus ar žmoną. Tegul jie atsako, ant kiek aš pasikeičiau, ar kažkas, tai kažkokie pokyčiai yra įvykę, aš čia nieko aš jums negaliu papasakoti. Neturiu teisės iš tikrųjų, čia jie turėtų kalbėti, bet vaikai pasilgsta manęs ir kažkaip tai ir žmona laukia, tai visiškai atvirkštinis variantas negu anksčiau
duok Dieve tėvas, kad tik išeitų, negrįžtų. Tai jo, tai va tiek va gal šiam vakarui, ačiū.